Labas, Pauliau. Labas, Simona. Iš tiesų, tai esu labai laiminga po tiek daug metų tave vėl sutikusi. Truputį jau prie kito ofiso durų, bet vis dar su medumi. Tai man tai kelia labai didelį džiaugsmą. Tie, kas nepažįsta, tikiu, tokių yra. Tai Paulius, aš tavo Chockevičius. Chockevičius. Paulius Chockevičius. Startuolio įkūrėjas, kuris Lietuvoje ir ne tik, netgi norėčiau dabar jau paminėti, ar ne, pirmasis pradėjo miesto bitininkystę. Labai domisi įvairiom tvarumo temom, tikiu, kad dar apie tai irgi pakalbėsim, bet jau prieš tai čia trumpai aptariam tavo ir tavo komandos požiūrį apskritai besikreipiančius netgi klientus, ar ne, tai man tai labai įdomu dar paplėtoti, už tai stabdžiau, kad jau daugiau nebepasakok. Bet žinai, pirmiausia, tai ko aš norėčiau paklausti, apskritai, kas tau yra tvarumas? Nu, nes tas tvarumas, aš kiekvieną kartą, kai sakau tvaru, tai man skamba ten Šventinio Bankucheno daina apie sustainability. Ai, taip. Taip. Ir toksai kitą kartą jau gaunas toks ir nuvalkiotas, ir kartais gal net ir patyčių toksai objektas, žinai, tampa. O iš tikrųjų tai viskas yra apie mus ir apie mūsų gyvenimo būdą. Tai man labai įdomu, kas tau tai yra. Gerai. Tai iš tikrųjų dėkui pirmiausiai, Simona, irgi prisimenant tas istorijas, kai prie kitų ofiso durų dar tada su medum irgi atėjau, tai labai dėkingas esu, tęsiasi ta visa toliau partnerystė su verslo partneriais iš senesnių laikų. O kalbant apie tvarumą, tai iš tikrųjų man tvarumas gal prieš kokius 5 metus gal būčiau nelabai įprasminau, kas tas yra tvarumas iš tikrųjų, ir nelabai apskritai tuo metu, nelabai ir kas kalbėjo Lietuvoje apskritai apie tą tvarumą tuo metu. Bet šiai dienai tai yra mums labai svarbi visiems tema ir verslams svarbi tema. Man asmeniškai tai yra kiekvienas iš esmės pamatinės vertybės žmogaus, įmonės, verslo, organizacijos, kas tai bebūtų, tai yra pamatinė vertybė, kuri turėtų būti. Tai nuo ko viskas prasideda ir kiekvienam žingsnelį turėtų atsirasti tvarumo tie žingsniai. Ir tai neturėtų būti tiesiog, kad kažką mes sakom, kad mes rūšiuojam ir čia jau mes tvarūs esam. Nu, turėtų atsispindėti iš esmės dauguma atspindžių veiklose ir panašiai. Tai toks. Nu, bet gerai, dabar tarkim įsivaizduokim, kad žmogus, ar ne, tiesiog jisai girdi žodį tvarumas, bet, tai yra, apie nieką. Jeigu aš to neįsileidžiu į save, tai aš net ir nesuvokiu. Tai galėtum, pavyzdžiui, kažkokius 3, tarkim, pagrindinius žodžius, arba tas 3 savo vertybės, ar ne? Taip. Ką tu kasdienoje taikai, ką tu versle taikai, kad tu jautiesi, kad tu žingsniuoji tuo keliu. Tai iš esmės tas tvarumas, kuris, kaip aš jį matau, tai turėtų iš esmės būti, tai vienas dalykas, turėtų būti išvien su gamta, su tuo, ką mes turime, su planeta. Resursai yra kažkada galiausiai viskas baigsis, ar ne? Mes neturime čia nenustojančių resursų. Tai būtų apie tai, kad būti tausojantiems gamtą, būtų išvien jos neskurdint. Tai čia siejasi ir su bičių tema, pesticidai, panašiai, tiesiog negadinti to, ką turime po savęs. Ir kitas dalykas, tai toksai socialinis dalykas, dalintis pavyzdžių. Tai iš esmės būtų tose, sakykime, tausojančiuose veiklose ir tose visose buvime su gamta tą patį per savo veiklą dalintis ir įkvėpti ir užkrėsti kitus daryti tai. Ir kad ir man pačiam yra visada didelis džiugesys, kai kažką tai mes padarome
ir žmonės būna įkvėpti mūsų, užsimano patys ten avilių ar kažko, ar dar, tai būna toks nuostabus dalykas, kai žmonės kažką pradeda keisti pas save dėl gamtos ir dėl buvimo kartu su gamta. Tai žiūrėk, jeigu aš taip netgi supaprastinčiau, toks, žinai, visada labai norisi asociatyvių pavyzdžių. Tai taip kaip, tarkim, turim gėlę namuose, ar ne, ir taip kaip jie rūpinamės, arba turim vazose namuose ir jie rūpinamės, tai lygiai taip pat, kai aš išeinu į lauką ir tai yra mūsų visų, ar ne, tai tada lygiai taip pačiai rūpinuosi, kaip savo bulvę, taip ir ta, kuri yra visų bulvė. Taip, ir bėda tame, kad šiai dienai ne visi išėję pro duris rūpinasi tais dalykais, galvoja, kad čia kažkas padarys kažką už juos. Vis dar valdiška, žinai, yra tokia nuomonė. Tai gal tas ir yra, kad tiesiog eit kartu ir dėl tos gamtos. Ir čia tada atsiranda nuo kiekvieno žmogaus, nuo kiekvienos organizacijos ar verslo, tai jau tada yra skirtingi aspektai, kas gali kažkur padaryti. Kad pradėti, aišku, nuo mažų žingsnelių reikia, bet tada jau kiekvienas turėtų atkreipti dėmesį, ką kiekvienas pagal savo apimtis gali padaryti. Man, žinai, pačiai, tas visada, kai aš girdžiu reikia, man toks iš karto atsitraukimas pasidaro. Aš jau labai seniai tokį terminą turiu užnorinti, nes kai nori, tai atrodo, tu bet ką gali padaryti, kur yra, tiesiog, neįmanomi dalykai. Bet kai reikia, tai tada, Paulius pasakė, kad reikia, bet ar man to tikrai reikia, nežinau. Bet labai fainai, žinai, ką tu paminėjai, apie tą santykį su gamta, vadinkim, ar ne, aš galbūt daviau šiek tiek palyginimą su naminiais augalais ir naminiais gyvūnėliais ir rūpinimusi pačiu savimi. Tai dabar iš karto jau ir noriu eiti prie Urban Bee. O aš dar jeigu galiu, dar prieš tai ant tos temos, kad būtent apie tą reikia ir nori, tai čia pavyzdys apie naminius gyvūnėlius. Kalbant apie žmonės, labiau gal yra nori, bet jeigu kalbam apie įmonės ir verslus, man tenka iš tikrųjų šiai dienai gan daug dirbti su verslais ir įmonėm. Tai aš sakyčiau, kad čia tas ateina žodis reikia. Kaip buvo, sakykime, prieš kiek čia metų, 20-30 metų buvo ta IT visas bumas, ar ne? Ir įmonės... Žiūrėk, šitą musę mes turim rūpintis, ar galime ją supletinę? Jinai pati savo gyvenimą atras. Gerai. Tai jeigu, sakykime, prieš 20-30 metų buvo tas IT bumas, ir visos įmonės ar verslai ar organizacijos, kas nėjo su IT visom tendencijom, tiesiog žlugo. Tai lygiai tas pats dabar yra su tvarumo aspektais. Visos įmonės iš esmės, kurios mes dar esame pačioj pradžioj, ypač Lietuvoj, bet vakarų pasaulį žiūrint, jeigu tiesiog natūraliai dauguma įmonių turi pradėti eiti kažkokiais tvarumo aspektais ir žingsniais, kitaip, tiesiog ir žmonės atsitraukia ir negauna tam tikrų sertifikatų, investuotojų, pritraukimo ir, tiesiog, tai ateis tas etapas, kada bus reikia. Ir... 27 metais. Tai galiu patikslinti. Nebereiks užnorint. Jo, tai čia dar irgi tą temą paliesim, nes tarp to reikia paskui dar ten slidus dalykai, pradedant greenwashingu ir visi kiti, ar ne? Taip. Bet dabar dar noriu truputėlį pakapstyti ir paprovokuoti. Urban beekeepingą minėjai, ar... Taip, Urban Bee, būtent tą miesto bitininkystę. Šiaip pasaulyje iš tikrųjų skaičiai jie yra smarkiai nedžiuginantis, kai mes kalbam apie bites, ar ne? Bet pačios bitės, nuo jų priklauso labai didelis procentas, 70 turbūt procentų, ar ne, dalyvauja ekosistemoje, kad mes turėtumėm ir ką valgyti, ir ką gerti, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš kaip tik prieš kelias dienas skaičiau tyrimą, jis yra 2023 metų gegužės mėnesį, labai daug metų atlikinėtas. Ir ten išvada, vadinkim, buvo iškelta hipotezė, ar miesto bitininkystė prisideda prie
bičių, laukinių bičių rūšių išsaugojimo, nes jos yra drastiškai mažėjančios. Taip. Ir išvada, kad ne tai, kad neprisideda, bet dar gali ir prisidėti prie jų mažėjimo. Tai vat, kadangi tavo veikla yra plėsti, tai labai norėčiau kažkaip šitų klausimus. Labai geras klausimas, taip. Tai mes urbanbee.lt jau dirbame nuo 2018 metų. Įkurdiname bites ant pastatų stogų, pilnai prižiūrime bites, rūpinamės, kad jos sveikai gyventų, viskas būtų su jom gerai ir kad jos būtų laimingos. Ir taip pat, kad pastatų gyventojai būtų laimingi, ar verslai, ar organizacijos, kurie globoja tas bites. Tai per savo veiklą labai stengiamės daug edukuoti ir visada remiamės mokslinę pusę irgi. Turime komandą iš žmonių, kas yra iš mokslinės sferos, stipriai pasikaustę ir visada norime tą sujungti sinergiją būtent praktikos ir mokslo žinių. Tai vat, ir mus irgi taip pat dažnai paliečia tokie straipsniai, mintis. Mokslinių straipsnių yra begalės ir aš neneigiu, kad taip yra konkurencija vabzdžių. Kaip ir žmonių konkurencija yra aplinkoje, ar ne? Žmonės, jeigu mes čia turėsim lėkštę, turim stiklainį medaus, visi imsim po šaukštą, kažkam galiausiai nebeteks to šaukšto, ar ne? Tai lygiai tas pats ir... Aš pasidalinsiu. Tai lygiai tas pats yra su vabzdžiais ir bitėm ir kitais apdulkintojais ir laukinės bitės, jos irgi labai yra svarbios. Tai savo veikloje mes tikrai esame už augimą. Pirmiausiai mes visada tikriname irgi, ar nėra aplinkoje per didelis tankis bičių. Sakykime, per daug avilių nėra sustatyta vienoje kažkur lokacijoje. Bet tuo pačiu aš norėčiau irgi pasakyti, kad nereiktų per daug baimintis to dalyko, nes yra irgi taip pat moksliniai tyrimai ir dar ir praktika rodo kitą pusę iš esmės. Tai pavyzdžiui, yra tam tikri augalų, yra daug pas mus aplinkui. Ir yra tam tikri augalai, kurie išskiria nektarą vienu metu, o kiti augalai kitu metu. Tai priklauso nuo temperatūros, nuo dienos laiko. Ir tie augalai skirtingais laikmečiais išskiria nektarą ir tada bitės medunešės arba laukinės bitės, jos ima nektarą skirtingais intervalais, skirtingų laikų. Kartais gali pamatyti, mes patys laikom daug augalų pas save ir tuo pačiu apželdinam, papildoma mūsų kaip veikla, apželdint stogus taip pat, kad būtų bitėms daugiau maistingų bazių. Ne tik medunešėm, bet ir laukiniam bitėm. Tai mes matom patys ant tų pačių stogų, kai yra medingas augalas, vienas ar kitoks, į vieną, pavyzdžiui, skrenda kamanė, nors ir bitės aktyviai skraidžia, bet jų nei vienos bitės ant to, sakykime, augalo. O tada ten pilna laukinių bičių, kaip kamanių ar kitų pavienių bičių. Ir atvirkščiai. Kartais būna, kad, pavyzdžiui, bičių medunešių labai daug, bet kamanės kitokį augalą ar laukinės bitės pasirinko. Taip pat yra mokslinis straipsnis. Aš dabar neatsiminsiu pavadinimo jo ar to mokslininko. Kai atsiminsiu, mes įdėsim į komentarus. Galėsim įdėti komentarus. Yra mokslinis straipsnis, kur naudojo dirbtinį intelektą ir sensorius. Ir buvo paimtas laukas, pastatytos kameros, kurios fiksavo visus vabzdžius apdulkintojus. Ir pradžiai fiksavo apdulkintojų skaičių laukinių, kol nebuvo atvežtos bitės, tada atvežė bitės medunešės ir tada palygino skaičius ir tenai nematė jokios grėsmės konkurencijai atvirai. Yra konkurencija, taip, bet kad grėsmė išnykt laukiniai bitei dėl bitės medunešės nebuvo. Iš esmės, tai yra ir taip, moksliniai
vat mes ir kalbamės tarpusavį dažnai komandai, kad iš tikrųjų moksliniai straipsniai būna ir už, ir prieš dažnai. Mokslas apie tai ir yra, Taip, jeigu vienas mokslininkas pasakė, kitas ieško prieštaravimų. Taip, ir yra visada skirtingi, ir visada mokslė reikia būti atviram, visada ir kitiem pokyčiam. Gyvenime irgi. Taip, ir gyvenime. Taip, tai va, tai ir iš tikrųjų aš pats labai daug seku, kas vyksta vakarų pasaulyje, tai pavyzdžiui, yra miesto bitininkų užsienyje, mes labai glaudžiai bendraujam su tokiu rimtu miesto bitininku ir mokslininku tuo pačiu, kuris dirbo su NASA, kalbamės dažnai apie tai ir vat, apie šitus dalykus dažnai bendraujam ir jie patys daro tokius kaip medaus DNA testus ir Amerikoje ir matosi, kad tai, iš vieno eina. Iš esmės, jeigu tai būtų kažkokia rimta bėda, tai automatiškai ir mes to mokslininko darbuose pamatytume, nes jisai žmogus yra už visas bites, ne už tik bites medunės. Jo, man tai, žinai, tas labai ir patiko, aš ten dar irgi truputėlį gilinausi į šią temą. Tai ir tą, kad tu dabar pasakai, sakai, mes dar apsodinam papildomai augalais ir taip toliau, dėl ko aš palyginau su tais naminiais gyvūnėliais, žinai, kad Urban Bee tai yra kaip naminis gyvūnėlis, ar ne? Taip. Kad tu turi lygiai taip pat pasirūpinti, kad jam užtektų ir maisto, ir visko, ir užtikrinti, kad jisai tikrai bus prižiūrėtas ir jisai sėkmingai galės gyventi ir kad jam nieko netruks, jeigu serga gydyti ten ir taip toliau, žinai. Bet man vis tiek, ir man iš tikrųjų, kas yra fainiausia ir toks žaviausia, žinai, kaip bitės, vadinkim, iš principo praneša ten vienas kitam visos tos jų body language, ta kūno kalba ir šokiai. Taip, kad jau žodžiu rodo, kur jau gau. Tai va tas jų veikimas bendruomenėse, tai turbūt irgi, žinai, yra tai, ko mes galim iš jų. Tai iš bičių pasimokyti, tai wow, kiek mes galim žmonės, tai čia yra didžiausi lobiai. Bet dar aš noriu, jeigu dar galima, tai iš tikrųjų jo, tai apie tą būtent labai puikiai siejasi apie tą, ką paminėjai, kad ką mes pradžiai kalbėjom, kad išeinam iš savo kiemo ir mes pasirūpinam, tai va tas tvarumas, tai va lygiai tas pats yra ir čia. Mes sukurkim, ar ne, tas maistinės bazės ne tik bitėm medunešėm, bet pasižiūrėkim plačiai, sukurkim maisto, tiesiog apskritai kurkim maisto bazę visą ekosistemui, kad būtų ir laukiniam bitėm, ir kamanėm, ir bitėm medunešėm, ir drugeliam, ir visiems kitiem gamtos apdulkintojam. Tai plačiai taip. Ir va čia, iš tikrųjų, yra labai tas rimtas klausimas, kaip mes apskritai galėtų tam tikros galbūt net reguliacijos, vėl mes nuo to noriu, ar ne, nueinam, bet kaip galėtų prisidėti prie to, kad būtų išsaugota ir grąžinama atgal, vadinkim, tą ekosistemą, ar ne, kuri šiuo metu nykstanti. Tai vat, pavyzdžiui, o Lietuvoje yra kažkokios tai reguliacijos, ar ne? Tarkim, kiek avilių gali stovėti vienoje ar kitoje vietoje ten ir taip toliau. Tai yra, taip. Yra vienam arui vienas avilys yra skirtas, va taip apstatymas. Ir tu turi juos registruoti kažkur. Va čia ir yra bėda, kol kas šiai dienai, nežinau, ar čia bėda ar ne bėda, bet nes Amerikoje tai tikrai tai va, būtent, yra aš sakyčiau, kad bėda, kiti sutvarkyta. nemato kaip bėdos, bet šiai dienai neprivalo bitininkai registruoti bičių šeimų. Ir yra toks ir neaiškus skaičius, tuo pačiu yra labai daug kas ir, daug daugiau tvarkos būtų, jeigu būtų registruojami bičių ūkiai ir būtų žinomas skaičius. Šiuo atveju, vadinkim, tie, kas ateina per Urban Bee, ar ne, tiem, kam jūs įrengėt avilius, tai jūs labai konkretų skaičių galite pasakyti, ar ne? Mes taip žinome tuos visus ir apskritai mes stengiamės, domės, kiek aplinkui atsiranda tų avilių, bet aišku, sunku pasakyti yra, mes, pavyzdžiui, negalėtume, jeigu paklaustumėt, mes negalėtume įvardinti, kiek yra miestuose apskritai bičių šeimų, todėl kad net ir veterinarija to skaičiaus neveda. Tai, aš bandžiau ieškoti šitos informacijos labai nuoširdžiai ir šiaip paprastai aš esu tas, kuris su Google labai gerai susikalba. Ten man užtenka, kažkaip nežinau, aš jų algoritmų moku kalbėti, žinai, man labai greitai išmeta. Tai aš jau visaip ir tada galvoju, šį kartą aš pasuoju, nes niekur neatradau. Nes ir nėra vedami tie duomenys. O tada man dar, žinai, įdomu labai,
laukiniam bitėm genėjami parkai, genėjami medžiai nėra draugai, ar ne? Nu, tarsi, kuo laukiniškesnė, vadinkim, aplinka, tuo jinai yra, nes tą, ką jūs sutvarkot jau įrengdami savo avilius ir kuo pasirūpina, tai ten vis tiek yra tas žmogaus įsikišimas, ar ne? Taip. Šiuo atveju, kai mes kalbam apie tą laukinės įvairovės išsaugojimą, tai tas mūsų gražėjimas ir kiekvieno lapuko nukirpimas, tai jisai... Taip, tikrai. Tai vat yra, pavyzdžiui, ar ne, bičių rūšių, tai per 2000 per visą pasaulį, jeigu žiūrėsim. Ir tada jom visom šiai dienai dėl žmonijos visų padarinių ir poveikių grėsia didžiulis pavojus iš tikrųjų. Tai ir va čia ir yra būtent tas vienas iš pagrindinių, ką mes ir einame irgi per edukaciją, tiek organizacijom, verslam ir žmonėm pasakojam, mokyklose, darželiuose irgi, tai kad tas yra iš esmės viena iš bėdų, tai natūralių buveinių niokojimas, bičių natūralių buveinių, nesvarbu, ar tai medunešės, ar tai laukinės bitės. Šiai dienai mes vis mažiau matome tų tinkamų medžių, kurie galėtų suformuoti tas dreves, kuriuose galėtų gyventi vienokios ar kitokios bitės, tada yra pesticidų naudojimai, bet mes matome iš tų intensyvių genėjimų irgi, kad kai kuriuose miestuose irgi mes matome tą poveikį, kad yra iškertami seni medžiai, kurie ir sukuria geresnį šešėlį nuo šiltnamio efekto, ar ne, kad asfaltą apsaugo nuo kaitros, žmonėms sukuria pavėsio zonas, visiems vabzdžiams sukuria didžiulius žiedynus. Liepos, jos išskiria nektarą ir žiedadulkes pradeda duoti bitėm tik tai savo brandžiam amžiuje. Ir tada tai yra iškertami seni medžiai ir tada atsodinami jaunais medeliais. Tai čia yra rimta bėda. Tada, aišku, aš ne miškininkas, čia reiktų gal kalbėti su miškininkais apie tos dalykus. Čia, ką aš matau iš bičių pusės. Bičių advokatas. Taip, bet žinokit, tikrai, aš reprezentuoju visoje Europoje bites ir aš už tai... Bičių advokatas ir ambasadoris. Ir tada... Bet geras pavyzdys yra... Mes šiai dienai Kaune esam ir šiai dienai iš tikrųjų Kaune ir aš pats gyvenu, bet Vilnius labai gerą tonusą davė iš tikrųjų su nešienaujamom pievom. Tai yra geras pavyzdys, mes labai stipriai bendraujam su Vilniaus miesto savivaldybė irgi, labai šaunūs žmonės, tikrai kompetentingi žmonės rūpinasi Vilniaus miesto... Reklama Vilniui. Atsiprašau, bet tikrai Vilniaus miesto žaliomis erdvėmis. Tai va, tos nešienaujamos pievos yra labai geras sprendinys. Tikrai tai nesukuria kažkokio žmonėm nepatogumo, nes dažniausiai ta nešienaujama pieva tai yra kažkur, kur ir taip žmonės nevaikšto šiai dienai. Ir mes matome iš bičių iš tikrųjų, kad jom labai gerai irgi yra. Bitės atskrenda ir tau pasako, kad man šį kartą man buvo va. Tikrai taip, nes bitės medunešės yra tos mažytės mokslininkės, kurios surenka mėginius ir tada nešasi tos mėginius į avilį ir mes bitininkai kaip tie citizen scientists, kaip čia lietuviškai būtų pilietiniai mokslininkai, surenkame tuos mėginius iš avilių, mes matome, mums bitės yra indikatorius, mokslinis indikatorius, ar mūsų ekosistema yra gera. Tai šiai dienai, kalbant apie tą patį ESG, sugrįžtant apie tą temą, šiai dienai mes savo verslams ir organizacijoms siūlome būtent tai, kad jūs galite žinoti savo bioįvairovės indeksą. Palei bites. Mūsų bitės gali pasakyti iš tikrųjų, koks yra tas indikatorius, bioįvairovės indikatorius aplinkoje. Ir, pavyzdžiui, tą dieną gali pamatyti, kad yra, sakykime, tą sezoną gali pamatyti, kad yra vienoks ar kitoks indeksas. Tada mes kartu kooperuojame su laboratorijomis Europoje, galime kartu su jais pasiūlyti sprendinį, ką padaryti geriau, kad ta bioįvairovė pagerėtų aplinkoje. Ir tada ta įmonė, organizacija gali imtis tų veiksnių ir tada vėl kitais metais padaryti bioįvairovės indekso tyrimą ir tada pamatyti, ar pagerėjo situacija ar ne.
Man, žinai, kas labai įdomu, bet, pavyzdžiui, ir visai nesenai iš tikrųjų sugrįžusi iš Azijos ir Azijai šiaip labai daug natūralių visokių produktų, ar ne? Nu, ten kaip aš ten kaifuoju dėl natūralios medicinos. Tai čia, oi, va šitas tepaliukas, va šita žolytė. Taip, ir buvo tema, apie kurią kalbėjomės, tai va vėlgi apie visokius ten nuo robotų iki ko tik tais nori. Jie, kalbant apie bites, ir tu, man atrodo, kažkada esi tą minėjęs, jau žmogus padeda pernešti medų rankomis. Aha. Tada, jeigu žiūrėtumėm dar toliau, jau yra atsiradę bitės robotės. Ir vat mano tada tas susirūpinimas, aš išreiškiu didelį susirūpinimą, ne, iš tikrųjų mano pagrindinis yra klausimas ir va toksai, žinai, food for thoughts. Tai ar mes einam link to, arba kas vyksta, kad jau be žmogaus įsikišimo, arba be žmogaus pagalbos, be bičių advokato, jų laukinės gamtos gali nebelikt? Ar... Tai va čia ir yra tas dalykas. Čia tiek prisidirbom, taip reikėjo sukurti, kad savo galę parodyti, kad parodėm ir dabar jau teks rūpintis. Žmogus iš tikrųjų yra tokia būtybė labai įdomi, čia gal tas, nu... Ir visi kartu ir kiekvienas atskirai. Taip. Čia apie kiekvieną kalbam, kiekvieną savo žingsnėje kažką padarome to, ko mes galvojame, kad labai darome gerai, bet kartais gali kažkokią įtaką turėti. Tai bet ne apie tai, apie tą, sakykime, jo išlikimą, tai iš tikrųjų yra rimta bėda, nu tai taip, ką ten, tai yra tikri dalykai, kas vyksta su žmonėm, kurie surenka, nes tai žiedadulkės ir panašiai, ar ne. Tokia yra skambi frazė, kuri naudojama, aš dažnai ją irgi pasakau, tai yra Albertas Einšteinas dar savo laikais sakė, kad jeigu bitės išnyktų nuo pasaulio paviršiaus, tiesiog va taip, tai tada žmonija turėtų išgyvenimui tik 2 metus. Iš esmės, aš nesu Einšteinas, bet šiai dienai aš matau, kad mes... Paulius Chockevičius. Taip, bet... Aš jau atsimenu tavo pavardę. Tai aš šiai dienai matau, kad mes kaip žmonė neišgyventume ne 2 metų, man atrodo. Tie 4 metai buvo taip, bet dabar mes tikrai mažiau... Nes mūsų poreikiai kaip žmonijos yra labai dideli. Ir tie poreikiai didėja. Poreikiai didėja greičiau gauti maisto, greičiau gauti derliaus kažkokio. Tai pirmiausiai klientas, ar ne, žmogus, vartotojas reikalauja daugiau greičiau. Gamintojas stengiasi paduoti greičiau ir daugiau visais įmanomais būdais, bet kokią kainą, kaip sakant, žemės kainą. Ir tada mes matome intensyvius pesticidų naudojimus, mes matome kažkokią tai didelę taršą pakuotėse, mes matome visur tą grėsmę, o pesticidai iš esmės yra rimta bėda šiai dienai. Tai Lietuvoje, jeigu bičių mirtingumas buvo, taip sakykime, apie 10% normalus bičių mirtingumas kiekvienais metais, tai pernai metais aš kai daug bendrauju su bitininkais, tai nėra kažkur suvesta statistika, bet bičiuliai dalinosi ir didesniais skaičiais, daugiau nei 50% mirtingumas bitynuose nuo intensyvaus pesticidų naudojimo, neaiškios kilmės pesticidų, nes dėl karo sumetimo visko buvo labai daug neaiškių kilmės pesticidų atvežtų į Lietuvos kraštą ir čia mes turėjome daug rimtų bėdų. Tai va. Bet tai žiūrėk, Pauliau, tai jeigu, įsivaizduokim hipotetinę situaciją, tikrai nenorėčiau, kad taip nutiktų, nes tikiuosi, kad mes einame kitą linkmę, bet nelieka nei vienos bitės, ar ne? Arba viena ten patelė, bet jau nebebėra motinėlė ir jau nebebėra kaip ją paisinti. Tai mes neturim maisto tada? Tai taip, tai 70% maisto, kurį mes valgome ant savo stalo, yra apdulkintas bičių. Visi augalai, viskas yra apdulkinta bičių. Nesvarbu, ar norėčiau necenzūriškai pajuokauti, kokios jos. Taip, bet čia yra rimta bėda. Ir, tai va,
sakykime, mes su miesto bitininkystė duodame tą užuovėją ir pavėsį nuo pesticidų. Atvirai. Nu, mūsų miestuose tikrai pesticidų mes darome ir tyrimus medaus. Ir, taip, ir mes matome, kad čia bitėm iš tikrųjų, kalbant apie pesticidus, tikrai nepasiekia tų didžiųjų rapsų, pupų, žirnių laukų, kurie yra užmiestyje. Ir taip, jeigu žmonės laiko bites ar bitės laukinės gyvena rezervatuose, draustiniuose, tai yra nuostabu. Bet dauguma kaimo teritorijoje, tiesiog rajone važiuodamas, tai pravažiuosi pro didžiumą purškiamų laukų. Taip, tai yra regionai, kurie yra labiau ekologiški, kaip Zarasų rajonas. Tai va tenai aš pažįstu labai nuostabius bitininkus, bičiulius, kurie turi didžiulį bičių ūkį ekologišką. Tai yra nuostabus dalykai. Ten to gali daryti. O čia, Nu, bet žiūrėk, o dabar, tarkim, čia yra Kauno miesto medus, ar ne? Va čia man labai fainai, nes galbūt, žinai, ne visi dar iki galo suprato, kas čia vyksta. Tai kitaip tariant, jūs ant stogų arba ten urbanistiniuose vietose pastatot avilius, bet tai yra aukštai iškelti, ar ne, aviliai? Yra dauguma lokacijų, yra ant stogų. Ant stogų. Kai kurios yra ir žemutinės lokacijos. Darželį kažkokia. Yra ne tik, pažiūrėjant, buvo prie pastato turėjo teritorijoje žemės lokacijos, gražios apželintos, tai vat, o ant stogo prieimo nebuvo, tai tada ant žemės. Taip. Tai gerai, tai atvežat tada avilius, bičių šeimą, ar ne, Taip. ten apgyvendinat, apmokinat, kaip reikia naudotis ir tada tos bitės gyvena jau savo gyvenimą, žino, kur jų ir namai, ir grįžta ir taip toliau. Ta medų jūs paskui parduodat, surenktą medų? Tai jeigu taip, tai mes pirmiausiai mes nepaliekam tiesiog bičių, mes jomis rūpinamės, kad jos nestresuotų, neturėtų ligų, kad būtų laimingos. Galėtų manim kas nors tai pasirūpint, kad aš nestresuočiau. Nes iš tikrųjų bitės, kai turi streso, tai jos ateina su stresu ir agresija ir kaip aš sakiau, bitė yra indikatorius. Tai mes matysime ir jų darbingumą ir panašiai. O tai bitė kanda tada, kai jinai stresuoja? Bitė niekada nekanda. Nu, gelia. Gelia, taip. Tai jinai vienas iš poveikių, bet tai yra ir genetika. Tai jeigu genetiškai būna piktesnės, sakykime, agresyvesnės, kurios gelia... Tai čia tik tos, kur agresyvės. Tai jų reikia pagailėti tai yra ir genetika, yra stresinė. Taip, tikrai. Duoti jom pasirūpinti. Kažkas matyt nesirūpina jomis. Ja. Ok, tai gerai. Bet jūs surenkat medų, jį gražiai supakuojat, kur čia aš jau žinau, kad čia bus mano stiklinė po to, kai to medaus ten nebeliks. Arba ofise susirinksim, žinai, tokią kolekciją. Taip, ir tada tai tampa puikiai verslo dovana tiem, kas įkūrino bites. Pas ką yra, tai jie gali puikiai pasidalinti. Čia jų produkcija gaunasi. Taip, tai jų tampa produkcija, kurią jie gali pasidalinti su jų logotipais. Jie gali nešti žinutę apie savo... vieną iš tvarumo žingsnių. Taip. Gerai, bet mano klausimas yra kitas, nes man labai visada svarbu, ar čia tikrai yra be jokių ten, žinai, blogybių, vadinkime. Gerai, taip. Tai va, mes galim pabandyti, jeigu nori, žinai, kaip sako, duokim kam nors išbandyti, jeigu neužsilenks. Ar gyvent? Ne, tai aš jau esu valgiusi. Vieną tavo medų, tai viskas gerai. Tai žiūrėk, bet... Tarkim, kadangi tai yra, miestuose tarša, jinai nėra, tokia jau neutrali, vadinkim taip, ar ne? Yra tam tikras lygis, norma, bet tikrai turim net ir tokių pranešimų, ne kartą į metus, kai geriau neikit į lauką, užsidarykit langus, ypatingai kai lietaus trūksta. Tai va, kaip tai atsispindi meduje, ar tikrai tai yra tos pačios kokybės medus? Tai bet kokiu atveju visur tarša yra ir mieste yra, ir užmiestyje taršos turime. Tai va čia ir labai gera tema, iš tikrųjų, tai mes greuname tuos mitus su miesto medum, mes darome tyrimus pastoviai metai iš metų ir tyriame dažniausiai randamus sunkiuosius metalus maisto produktuose ir kol kas nesame aptikę nei vieno, dabar dar irgi dalyvavome tokiam Insignia projekte, per visą Europą yra atstovai šalyse kiekvienos lokacijos ir mes reprezentuojame Lietuvoje urbanistinę
aplinką ir ten įsamus tyrimas, ir bičių kūneliai, ir pikis, ir vaškas, ir medus, ir mikroplastiką avilyje tikrinam, ir tai čia paaiškės viskas turbūt kitais metais. Kviesim? Tai galėsim tada tikrai deklaruoti oficialiai, bet kokiu atveju, kalbant apie miesto medaus taršą, sunkiųjų metalų nėra aptinkama ir mes čia buvome irgi ir su mokslininkais kalbėjomės. Buvo mokslininkai komentarą davę, tai būtent tai, kad augalas prasiskleidžia, kai skiria nektarą, jisai prasiskleidžia labai limituotą laiko tarpą. Ir per tą limituotą laiko tarpą jisai turi labai trumpą tarpą, kada jis gali surinkti kažkokią tai taršą. Jis nėra prasiskleidęs pastoviai. Ir va čia ateina tas momentas, kad kai skiria nektarą, išskiria tą švarų nektarą, bitė atskrido, pasiėmė ir parsinešė. Plius kitas dalykas, bitė pati, matome, kad jinai nesirenka nešvarių kažkokių dalykų, o kitas dalykas, nes bitė, va ką žmonės gali pasimokyti grįžtant į tą, tai higienos, sanitarijos, bitė vienas iš švariausių gyvių šiam pasaulyje ir neveltui žmonės lietuviai taip garbino ir dievino bites. Žodžiu, tai kai vaikai nesiprausia, tai tada reikia greitai pas save balkonę Airbnb skambinti ir įsirengti avilį. Ir va tokiu būdu. Ateiti į edukaciją, pamatyti, kad kaip bitė švariai tvarkosi, įkvėpti vaikus, kaip susitvarkyti. Tai va, bet kalbant apie tą taršą, tai būtent mes iš savo praktikos irgi matome, kad miestuose bitės labiau renkasi žiedynus ir augmeniją iš žiedų, kurie yra aukščiau, ne žemiau. Tai mes matome, kad tai yra labiau medžių rūšies nektaras arba lipčiaus. Ir tai atsispindi toj pačioj taršos atžvilgiui, nes visos nuosėdos, dulkės, viskas sėda ant to žemutinio taško. Matai, aš kol dar nesu bičių advokatė, bet kuo toliau to man darosi įdomiau, tai aš tokią truputį kitokią hipotezę savo buvau išsikėlus, galvoju, kad jisai tikrai yra švarus, nes bet kuriuo atveju medus turi antibiotinės savybės. Ir jeigu jisai turi antibiotinės savybės žmogui, vadinasi, jisai ir lygiai taip pat savireguliacinį mechanizmą. Iš esmės tikrai taip. Tai čia buvo mano tokia. Iš esmės, tu teisi, jeigai aš galiu sakyti, tu taip. Tu teisi. Tarsi mes jau valandą laiko ir dar N metų atgal. Tai yra viskas taip, labai teisingai. Medus turi gausybę antibiotinių, antibakterinių savybių. Man matai labai natūrali medicina. Taip, tai čia yra wow, čia yra sveikatos šaltinis, bet kitas dalykas, jeigu mes žiūrim taršą, ar ne, tai yra sunkieji metalai ar kas, jokios antibakterinės savybės nenugalės sunkiųjų metalų. Sunkieji metalai jie išlieka, nesvarbu kokios tai būtų. Tai kitaip tariant, jos hipotetiškai galėtų, jeigu galėtų, tai antibakterinės savybės šito nenuneigia. Tai vat aš savo irgi dabar kasuosi duobę ar ne, bet iš tikrųjų tai... O kaip dažnai daro tyrimus tada? Kiekvieną sezoną imame iš skirtingų lokacijų ir gale metų išsiunčiame mėginį, ne bet kur, ne Lietuvoje tyriame. Lietuvoje šiai dienai dar vis laboratorija iš tikrųjų atsilieka kokybiniais tyrimais, tai mes siunčiame į Vokietiją. Gal ateity turėsi savo laboratoriją? Gal, būtų visai, šiaip atvirai. Nuoširdžiai tai turėjome su komanda tokį pokalbį ir turėjom tokių idėjų daryti laboratoriją ir buvom pradėję pirmosius žingsnius, bet tam reikia daug laiko ir energijos, labai daug laiko ir energijos. Pinigų, kaip suprantu, nereikia. Tai energija yra dalinai ir pinigų šaltinis, tas toksai siejasi su... Tai taip, reikia ir laiko, energijos ir investicijų tam, tikrai didelių investicijų.
Tai mes kol kas šiame etape dar neskubam su laboratorija. Svarbu nepamiršti, kad toks yra Taip, planas. taip. Kai galvat kažkas klausysis podcast'o. Jeigu norit investuoti ir prisijungti prie komandos, mielai prašom. Taip, arba turit galimybę savo laboratoriją kažką prisidėti, dalyvauti, tai bendradarbiausim, kolaboruosim. Taip. O žiūrėk, tada turiu dar vieną klausimą. Jūs turit savo appsą, kažkokį programėlę, ar ne? Tai galiu truputėlį papasakoti, nes čia vėlgi, kadangi buvai palietas, kad tie, kas jau IT padėjo į šalį, tai jiem kaip ir sušlubavo augimas, o kai kas apskritai išnyko iš verslo pasaulio, iš ekosistemos. Tai vat jūs labai derinat, žinai, nes dar žinau, kad ir svarstyklės turi ten kažkokios superinės. Tai vat, ką tas appsas jums padeda santykyje su bitėmis? Tai va čia jo eina iš vien iš tikrųjų inovacijos ir čia gal mūsų komandos tas dalykas, kad niekada nenustot kažką kurti ir daryti naujo. Tai va šiai dienai mes turime naują iš tikrųjų dar vieną startuolį, tai Urban Bee LT jau yra iš savęs startuolis, tada dar vienas startuolis, tai yra ProHiver, tos pačios komandos iš esmės kūrinys. Ir tai yra avilio monitoringo sistema, sensoriai, kurie susideda po aviliais. Ir taip, tuo pačiu ir svarstyklės, tai ir tuo mes darome avilių stebėseną. Mes stebime nutolusius avilius, kurie yra toliau. Ir pavyzdžiui, šiai dienai aš galiu tiesiog įeiti į savo telefoną, nueiti į programėlę ir pasižiūrėti, ką mano avilys rodo, kokius parametrus, svorį, temperatūrą, drėgmę, garsą ir aš galiu pasižiūrėti ir tuos duomenis pertransliuoti vienaip ar kitaip ar apdirbti. Sekimo tokia programa, kaip vat logistikos kompanijos mato, kur yra jų automobiliai, ar ne? Taip, tai yra stebėsena, grinai stebėsena. Tai ką tai dabar duoda, ką tai reiškia, tai yra mes kaip miesto bitininkai naudojame tai mums darbą palengvina wow, kaip nuostabiai, bet kitas dalykas yra ir, sakykime, patiem mūsų klientam, kas laiko avilius, ką mes esame padėję įkurdinti ir prižiūrime bites, tai jie gali, pavyzdžiui, savo partneriam, darbuotojam, ekranuose ar kažkur portaluose, web portaluose sudėti avilio duomenis ir tokį padaryti, kaip pastovę stebėseną, ką gali žmogus bet kada atėjęs prisijungti ir pamatyti, pasidalint gali jie tą stebėseną ir su savo tuo pačiu ir investuotojais, ar ne? Bet tai aš čia gal galiu tada ir poveikį kažkaip ar ne pamatuot. Vadinkim, kiek aš jau prisidėjau prie vienų ar kitų dalykų. Tai va čia, ką aš minėjau anksčiau, yra bio įvairovės indeksas. Tai va tas ir yra poveikis, ką gali. Mes labai ilgai ieškojom sprendimo, nes dabar va apie tą ESG ir visą kalbant, labai daug įmonių yra, kurios tvarumą mato iš tik tai, aš jau čia atsidusiu gerai, nes čia greenwashingai prasidėjo. Jo, labai daug įmonių yra, kurios mato tvarumą tik tai iš carbon footprint šito pusės ir carbon footprint offsetting pusės. Tai yra toks kaip ir atrodo mes ta įmonė darytų kažką, kad bando atidėti savo tą taršą kitų sąskaitą, iš esmės. Tai dabar mes gražus ir geri atrodo, bet kitų sąskaitą atidedam. Toliau viskas vyksta, toliau mūsų visa veikla pilnumoje vyksta, bet mes gauname kreditus ar ne ir panašiai. Tai yra toksai per tą pusę labai daug įmonių. Tai ar aš gerai suprantu, kad mato jūs kaip sprendimą išsipirkti tam tikrą indulgenciją arba kitaip tariant, va čia dabar padarysim mes poveikį? Tai taip, tai būna tokių atsiranda, kurie tikrai kreipiasi, būna dauguma klientų, su kuo mes
iš tikrųjų, su kuo mes dirbame, tai mes labai noriai ir draugiškai atsirenkame, kas yra tikrai nuoširdus savo vertybėse ir žingsniuose ir kiek įmanoma stengiamės, kad su tuo, ko dirbame, iš tikrųjų stovėtų už tų tvarumo vertybių ir nuoširdžiai norėtų būti tvaresni, bet mes dažnai gauname ir tų užklausų, kur, sakykime, ne viskas atrodo taip labai gražu ir rožiam klota. Tai... Bet ir aš teisingai suprantu tada, kad prieš pasakydami taip klientui iš savo pusės, vadinkim, toliau tęsdami dėrybas, kalbą ten ir pristatymus, jūs pasigilinat, kas yra tas klientas ir kokios jų vertybės ir ar tai atitiks jūsų, vadinkim, vertybės, ar ne? Taip, ir mes tai tada smegenų plovimas. Taip, būtent ir mes drąsiai paklausėme vieno ar kito dalyko, matėme, kad yra taip. Paaiškinkite, prašau, aš nenoriu pavyzdžių. Ne, ženklais nešnekam, taip. Paskui pasakysiu. Neoficialiai. Kad žinočiau, studentam duot. Bet, pavyzdžiui, pasakome, tam tikrus užduodame klausimus ir tada, sakykime, pasižiūrime, kokie iš tikrųjų yra žingsniai ir kaip mato, kaip supranta, paprašome paaiškinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pas mus komandoje yra žmonės, kas gali užduoti tos gerus klausimus. Tai labai geras dalykas. Tai grįžtant į tą, būtent, kad yra įmonių, kurios matuojasi tik tai pagal savo offsettingo kreditus tuos, ar ne, nori tik tai gauti tą tokį, sakykime, jeigu pastatysim avilius, kiek mes carbon footprint sumažinsim, ar ne? Tai čia yra vienas iš tų skaičių, ką dauguma įmonių nori gauti kaip skaičių. Mes matėme, kad tendencija yra, kad nori gauti skaičių žmonės, ar ne? Kaip mes taip galim padaryti? Mes suradome sprendinį. Yra šiai dienai, ir bendradarbiaujame su laboratorijom Europos Sąjungoje, su kuriuom galim pasiūlyti bioįvairovės indeksą ir galim pamatuoti jūsų aplinką. Pamatuoti taršą jūsų aplinkoje, viską, mikroplastiką, lakiuosius, nelakiuosius junginius, sunkiuosius metalus, galim pamatuoti, kiek yra bioįvairovės iš žiedadulkių pusės, kokie yra augalai, ar jų užtenka šiai dienai, ne tik bitėm medunešiam, bet visiems gamtos apdulkintojam, ar užtenka kitų gamtos šaltinių išgyventi visai ekosistemai. Taip. Jo, matai, kai sakai, nori gauti skaičių, tai čia tas ateina, noriu išreikia, nes reikia gauti skaičių, kitaip tariant, tai kaip tu pasakysi, kad mes pagerinom, gerai, tai duok skaičių, kad suprasčiau atskaitos tašką, žinai. Tai šitoj vietoj, bet kuriuo atveju, tie visi rodikliai, jie turi būti kažkokiu būdu pamatuojami, bet man irgi pačiai, kadangi ESG tematikoje labai daug konsultuojam, tai man pačiai yra labai labai liūdna, kad pirmiausia yra CO2, žinai, toks kaip užkeiktas tas CO2, nes toks vaizdas, kad nieko kito nėra. Bet tai yra žymiai plačiau, tai yra apie santykius su žmonėmis, apie santykius su vienu kitu, kaip tu dėliojasi procesus, kas yra tavo tiekėjų grandinė apskritai ir koks jų yra, žinai. Ten jau vertybinis pagrindas ir labai daug minkštų dalykų, kuriuos tu gali irgi pamatuoti. Būtent tas bendras požiūris, toks holistinis į viską. Būtent. Jo, kad viską apriepti. Ir iš tikrųjų čia aš labai džiaugiuosi, kad mūsų komandoje yra tų žmonių, su kuo pasibendrauti. Tai Rimantė Balsiūnaitė irgi. Ačiū tau, Rimantė, iš tikrųjų, kad aš pats kiek savo žiniuose apsišviečiau apie visą ESG iš tikrųjų dalyką ir tai būtent dabar, jeigu stebėsime, kas vyksta vakarų pasaulyje, ar ne, mes Lietuvoje dar kol kas esame visi, čia aš turiu omeny ne apie Urban Bee LT, bet apskritai labai jauni, verslai labai jauni šitose temose, ESG ir tvarumo temose dar labai jauni. Ir kol kas, sakykime, net ir tų specialistų nėra tiek, sakykime, dažniausia specialistai tvarumo tai būna, kas pereina iš marketingo ar kitų sričių į tvarumo pusę. Tai kol kas dar ir tų specialistų prieaugio reikia, sakykime, tokių, kurie jau būtų nuoširdžiai toje temoje. Bet tikrai atsiranda, mes matome ir jie darosi bendruomenės, tie yra, žinau, bendruomenė tokių tikrai tvarių specialistų. Bet, sakykime, mes Lietuvoje dar esame gan jauni toj temai.
Bet vakarų pasaulį žiūrint, tai jau yra įprasta ir jau net jau visas šitas, ką mes dabar pradedam kalbėtas, carbon footprint, CO2 ar ne mažymas, yra jau toks senas dalykas, visi tokie kaip vintažą rimtą žiūri. Dabar jau vakaruose yra apskritai pokalbis apie nature-based solutions. Tai yra lietuviškai, kaip čia versusi, gamtos paremti sprendiniai. Lietuviškai, gremėziškai, taip kaip aš visada verslo modelių, žinai, bandau privesti arba labai skatinu daryti tą life-centered, vadinkim, į gyvenimą orientuoti, bet tas gyvenimas arba į gyvybę, toksai, angliškai tu jį suvoki, life-centered, kad nukreipta ne į, vadinkim, nukreipta ne į konkretų žmogų, bet nukreipta į visą ekosistemą, vadinkim, ar ne, ir į gyvenimą, va tą, kur bičių šokis. Už gyvenimą, už savo durų, kaip mes kalbėjome. Taip, bet čia, matai, reikia jau paaiškinimo, kas yra. Bet nieko, kalbininkai padirbės ir atras kokį nors. Tai tas nature-based solutions ateina dabar ir iš tikrųjų tai yra, turbūt tas tvarumo iš tikrųjų natūralus tas dalykas, ką turėtų kiekvienas daryti, nes iš tikrųjų tada mes miestuose daug dalykų pagelbėjom, sukuriam buveinės vabzdžiams, sukuriam buveinės paukščiams, sukuriam, apželdinam stogus ar ne, tai sukuriam dar daugiau buveinių visokiem ir vabaliukam, ir kitiem gamtos gyventojams, taip pat augalams, tada šiltnamio efektą mažinam, nes mūsų stogai yra vienas iš tų didžiausių šiltnamio efekto kūrinių ir kitas dalykas, tai yra didžiuliai neįveiklinti plotai, o miestos ir taip teritorijos mažėja, tai tampa puikūs sprendiniai. Ir dar socialinis tas... Oho, čia prisidėjo prie CO2 mažinimo tas garsas. Ir dar yra tas visas socialinis poveikis, apie ką mes labai stipriai kalbame. Tai, pavyzdžiui, įveiklinti visą pastato bendruomenę arba įmonės organizacijos. Tai mes, pavyzdžiui, atvežę bičių avilį, kūrinę bičių avilį, mes labai džiaugiamės, kad tas avilys tampa tuo būtent centru, gyvybės centru visam tam pastatui. Atsiranda labai daug temų kalbėti, visi pradeda labai stipriai domėtis bitėmis. Ta bičių svarba, mes būtent taip ir dalinamės per tą edukaciją, per skleidimą, per bendruomenės. Būtent tą. Čia labai fainai, žinai, palyginsiu, kadangi tai visiškai, ką tik buvo, buvom tarptautiniam tokiam dainavimo konkurse, grupės lietuviškos dalyvavo jaunimo ir ne tik, bet, aš lydėjau jaunimą, vadinkim taip. Ir kalbam su vadove ir jinai pasakoja, sako, kai grupiai duoda, būdavo laikai, kai grupiai duoda didžiulį triušį, žinai, bet vieną visai grupiai. Kai solistas, tai, žinai, yra solistas. Ir sako, tai ką jūs galvojat, kai būdavo, tai sako, vieną savaitę pas vieną triušis gyvena, kitą savaitę pas kitą triušis gyvena ir va taip, va tas triušis keliavo ir visi jau laukia savo eilės. Tai čia, žinai, irgi tas labai bendruomeniškumo toks skatinimas. Tai va tas ir tvarumas visas iš esmės turėtų atsiremti apskritai į tą bendruomeniškumą. Jeigu mes pradėsim nuo bendruomenės, nuo bendravimo, nuo edukavimo, nuo to ir turėtų prasidėti iš esmės, nuo kalbėjimo, bendravimo ir tiesiog plėtimo. Bet žiūrėk, dabar, tarkim, aš gyvenu name, kuriame yra 4 aukštai butų, ar ne, ir yra, labai lygus, gražus stogas, bet vadinkim, kaimynai tarpusavėje nėra tokie, kad, kaip būna kartais, kad ten net nepažįsta vieni kitų, ar ne? Tai tarkim, irgi būtų sprendimas, kad mes pas save ant stogo pasistatom kelis avilius, ar ne? Nes yra tokia viena, yra terasos, kurios jau priklauso butam, bet yra ant stogo turiuomenį, bet yra ir terasos, kurios niekam, vadinkim, nepriklauso. Taip. Tai va tokie stogai irgi galėtų būti išnaudoti laiptinės medui. Tai tikrai taip, bet koks stogas gali būti išnaudotas. Aišku, reikia žiūrėti, įvertinti tą stogą, reikia įvertinti, ar jis... Tai galim varyti iš karto po podcast'o. Nes dar ir stogo danga ir panašiai, tai mes patys visada dirbdami įvertinam, jau turim tikrai gausiai patirties tame, tai
įvertinam tą stogą, ar jis tinkamas ir jo. Nu geras, aš čia man atrodo valandus galėčiau. Klausyk, bet man vis tiek labai įdomu, kaip tu atsiradai versle. Viena tai yra mėgti medų, būti bičių advokatu ten ir taip toliau. Kita tai yra pradėti vystyti verslą toje srityje. Ir čia vėlgi, jeigu taip jau, kaip viskas apie inovacijas, čia visokie trendai, tas anas 50, nu tai vadinkim toks medus, tai ypatingai tuo metu, kai tu pradėjai ir žiūrint į tai, kur jaunimas ten per visokius hekatonus šaudavo, tai toks, nu biškai babučių verslas, žinai, nu toksai, nu, ta prasme, dar reikia susigalvoti, kad ir čia gali priinovuoti, nu toksai, nu toks medus, žinai, ir dar medus su pienu vaikystėje, nu toksai. Tai vad, kaip apskritai prasidėjo tavo kelionė versle? Tai iš tikrųjų turbūt pati pradžia meduje, jo. Iš tikrųjų pati verslo kelionė prasidėjo, tai didelis ačiū mano tėvam, nes aš nuo vaikystės mačiau iš tikrųjų tą, kaip čia tas žodis, entrepreneurystę. Bet aš mačiau pastoviai iš tėvų, mano tėtis turėjo verslų savo laikę, mama taip pat turėjo, tai tas visada mane lydėjo ir aš mačiau kažkur visą tai. Aš augau Didžiojoje Britanijoje ir tenai baigiau mokyklą, koledžą, universitetą, pradėjau dirbti finansų industrijoje, nes baigiau finansus, tai investiciniam fonde dirbau ir dirbau samdomą darbą. Tikrai geros sąlygos, prestižinė vieta, labai rimtos veiklos ir nieko bendro su bitėm. Tai nieko bendro su bitėm. Nei tiesioginė, nei hipotetinė prasme. Bet va čia ir atėjo momentas, tas lūžio taškas, kada aš išvykau, aš vis vykdavau vasarom į Lietuvą ir mano senelis buvo bitininkas. Mano tėčio tėtis buvo bitininkas ir jisai, kai jau iškeliavo į Anapilin, jo, tai tada mano krikšto tėtis perėmė jo bityną ir aš atsimenu, va tą vasarą grįžau ir parsivežiau į Didžiąją Britaniją medaus. Ir į tą savo ofisą nusivežiau. Ir tenai mano, kaip čia, viršininkas, vadovas, mano vadovas, jisai sako, jis buvo didžiulis medaus mėgėjas. Ir jisai sako, wow, koks medus, kodėl tu dar kažko nedarai, žinai, čia atvežk man daugiau to medaus. Ir tada prasidėjo to medaus paieškos, kelionės. Aš pats atradau medų. Mano prasidėjo medaus, aš pradėjau domėtis apie medų. Tada galiausiai grįžau į Lietuvą. Su visam pavargau aš nuo Londono, man buvo per didelis miesto gyvenimas, šurmulys, mano broliai jau davė gerą pavyzdį. Na, bet gerai, dabar biškį palauk, leis tave sustabdyti. Tai tas pavyzdys, kurį tu matei, ar ne, nu, ir tas davė medaus pasaulio. Tai medus, bet tai buvo tradicinė bitininkystė. Taip, tai va dabar, tada sekant palei viską, aš atsiprašau, čia prasideda istorija gyvenimo, bet... Nu, žinai, visada įdomu intimes detalės sužinoti. Grįžau į Lietuvą ir Lietuvoje... Lietuvoje pradėjau laikyti bites jau pats, nes pradėjau domėtis medum ir paskui natūraliai tie aviliai atėjo, nes kaip žinot, koks geras medus, jeigu nežinai, kaip visas procesas yra atliekamas. Žiūriu, kad aš jau pasikaustęs, pradėjau laikyti bites. Pradėjau taip, nuo tradicinės bitininkystės, laikyti bites tradiciškai. Ir tada būtent aš kol dar gyvenau Didžiojoje Britanijoje ir kol dirbau, aš buvau susidūręs jau su miesto medum vienur kitur. Ir parduotuvėse mačiau, kažkas jau man imponavo apie tai. Ir vieną dieną būtent su bičiuliu sėdėjom ir kalbėjomės. Ir kalbėjom ir taip, būtent ta miesto bitininkystės idėja poptelėjo, kad o kodėlgi nepadarius to. Ir tada va tą akimirką aš išvykau, ėmiausi, sakau, viskas, darau tai,
miesto bitininkystė tai yra kas yra, nes man iš esmės norėjosi kažkokio didesnio poveikio ir prasmės. Gerai, medus yra ar ne, laikau bites miške, bet norėjosi kažkaip, dar kažkaip paliestą išeit, poveikį, kad dirbt su žmonėm. Vat ir čia buvo momentas, aš tada susiradau bityną ne tik Londone, bet ir Varšuvoje. Tai ir išvykau stažuotis į Londone didžiausią miesto bityną. Dirbau per visą vasarą su 500 bičių šeimų. Teko bites prižiūrėti ir dar tuo metu Princo Čarlzo rezidencijoje. O, geras. Įspūdingų lokacijų turėjom ir įvairiausių kitų. Ten buvo toks holistinis bitynas, nes buvo ir miesto bityno dalis, bet turėjo taip pat daug šeimų ir užmiestyje, tai ir tokių teko įspūdingų lokacijų pamatyti, gamtos lokacijų. Ir tada tuo pačiu dar ir Lenkijoje, Varšuvos miesto bityne irgi taip pat stažavausi, atlikau praktiką, užmesgėm labai glaudžius ryšius tiek su vienais, tiek su kitais, bendraujam labai nuoširdžiai ir iš tikrųjų palaikom ryšį. Ir tos patirtis buvo tos, kurias aš įgavęs supratau, kaip visą reiktų man daryti čia Lietuvoje ir pradėjau pilotą Lietuvoje daryti. Ir tada tu dar dalyvavai Erasmus for Young Entrepreneurs, kurių važiavai verslo partnerio. Taip, tai čia kita sfera, čia buvo ta medaus sfera, sakykime. Taip. Erasmusas buvo tas būtent su medum, kad išvykti į užsienį, pamatyti, kaip užsienyje dirba kitos įmonės ir prekiaujančios medumi, ten buvo būtent Erasmusas susirast pačiam verslą, su kuriuo norėtum bendradarbiauti ir atrast gal žinių, patirčių. Potencialius santykius. Tai aš tuo metu susiradau įmonę, kuri būtent prekiauja visais raw ir natūraliais produktais per visą... Aš atsiprašau, bet čia šitie visi garsai tik įrodo, kad mes tikrai mieste. Taip, čia šurmulys didelis. Tai prekiauja tais raw produktais ir ten užmesgiam labai fainą partnerystę. Iš tikrųjų dar vis šiai dienai bendradarbiaujam. Pirmin, kada tai buvo? 2018, 17, 18? Man atrodo, žinok, dabar bijau pameluoti. Nes realiai gaunas taip, kad tu prieš 5 metus dalyvavai ir vis dar tai tęsiasi. Taip, ir mes dar visai neseniai su juo buvom susiskambinę, su bičiuliu iš ten. Tai pareklamuosiu, jeigu norite dalyvauti toj programai, tai parašykit. Tai labai šauni programa, bet čia kaip ir bet kas. Bet koks dalykas, šaunių programų verslas yra šaunus dalykas žmogui daryti, ar ne, irgi. Bet visur, kame yra pačio žmogaus noras ir užsispyrimas. Kiek įdedi savęs. Tai čia bet kokiu atveju ir kalbant, ar ne, paklausai, iš kur tas verslas atėjo. Tai visą, kaip pasakoju, irgi atrodo niekur to verslo nėra. Aš išvažiavau, dirbau kažkam, stažavausi bitynę, ar ne. Toks atrodo, mylėjau bites ir plaukiau pasroviui. Jo, tada grįžau, kažką čia vėl laikau bites, ar ne, pilotą darau kažkokį ant stogo. Kur verslas visas? Natūraliai ateina, kai darai nuoširdžiai ir kai užsispyręs esi ir kai eini pirmin, kai nesustoji. Kame yra su verslu, kad dauguma žmonių nori pradėti daryti verslą, bet aš tikiu, kad tie, kas klauso ir kas daro verslą ir kas yra pradėję kažką daryti verslą, dabar su manim labai stipriai sutiks, kad yra labai fun. Arba ne. Manau, kad dauguma sutiks. Labai yra smagu ir fun daryti tą etapą iki brando sukūrimą. Visi tada verslininkai yra. Čia mes kūriam logotipus, paišom, mes čia darom pavadinimus, kūriam kaip tas produktas. Sėdim valandas išdirbt tobuliausią savo produktą. Ir tada, kai jau ateina tas momentas, kai reikia eiti į rinką, pardavinėti, rasti klientus, komunikaciją visą daryti, bendrauti, kalbėtis, begalės emailų, skambučių, laiškų. Visa administracija, tada dauguma tų startuolių ir palūžta. Tai va čia ir yra, kodėl tik 1 ar 2 startuoliai iš 10 iš esmės išbūna daugiau nei 3 metus,
jau nuo 3 metų realiai gali skaityti kaip verslą. Iki to tai yra toks... Pilotas. Jo, taip. Tai vat, todėl, kad dauguma to etapo nepereina. Perdega. Tiesiog tas grožio etapas, bet kai reikia apsiimti daryti tą tikrą darbą, kai jau nebėra kūrybos, bet yra darbas. Va čia ir palūšta dauguma. Bet kaip gražiai pasakai, grožio etapas, žinai, toksai... Jis grožio etapas, tikrai mes. Jis grožio etapas, čia vėlgi, žinai, mes puošiam savo verslą, puošiam, kaip jis atrodys. Vat, puošiam, einam į balių, ar ne? Mes jį apsirengiam, pasipuošiam, merginos pasidažo, ar ne, užsideda pačią gražiausią suknelę, vaikinai užsideda švarką ir einam į balių. O baliuje jau tada prasideda ir bendravimas, ir šokiai, ir dar kažkas. Taip, smagi veikla labai, nes tai balių, smagu. Bet tada yra ir visas, ir laikas, ir panašiai, ir dar kažkas. Taip. Čia, žinai, kadangi aš daug labai dirbu su startuoliais, tai galėčiau, žinai, iškelti dar kitą hipotezę, ką iš tikrųjų visada stengiamės ir tikrinti ir patarti, kad labai dažnai tie, kurie ateina, vadinkim, dalyvauti, tai ateina ta vizionierių dalis. O vizionierius, jisai, puošia. Ir paskui reikia žmonių, kurie tikrai, gali suteikti kojas, nes ir dar, sekantis, kopijavo. Tai tos pačios idėjos, tai jos tai va kiekvienam yra viena irgi gera mintis, aš nežinau, dabar jau nebepasakysiu, nebepacituosiu, iš kur aš tai girdėjau, kažkur savo verslo pradžiai girdėjau, verslo kelionės, tai kad būtent dauguma susikoncentruoja kurti tą tobulą produktą. Ir išeina į rinką. Tai va toks dalykas, jeigu išeini į rinką ir, pavyzdžiui, aš pasakysiu, kad šitas stiklainis, kuris čia stovi ant stalo, yra tobuliausiai formai, kurio jisai yra, tai tada aš jau esu per vėlai išėjęs į rinką iš esmės. Reikia išeiti dar, kol jisai produktas yra netobulas. Jeigu jūs pamatytumėt, kaip viskas MVP atrodė... vadinasi, tas minimalios vertės produktas. Jeigu jūs pamatytumėt, kaip viskas atrodė, kai pačioj pradžiai pradėjom, startavom, tai buvo... Tai aš mačiau. Tai buvo visai kitaip viskas, tai va, tai ir atrodo, kur ta prekinė išvaizda kažkas, bet pradedi darai, tu gauni atsiliepimus, supranti, ar apskritai verta kažką toliau dar daryti, ar tą dėti energiją, laiką. Gerai, gal atrodys pradžiai ir neverta, kažkas gal pamurmos. Labai dažnai burnojančių žmonių, žinokit, aš su miesto bitininkystė, tai žinokit, tiek skepticizmo susilaukiu, wow, komentatorių miškai, iš tikrųjų, ten... Iš kur tas atsparumas tada tiesiog atlaikyti? Daryti tai, aš tuo tikiu, man tai patinka, aš degu tą idėją ir aš džiaugiuosi, kad mano visa komanda dega tuo ir mes tikrai einam pirmin šauniai, tai va čia yra tas. Ir ignoruotos komentatorius čia. Žinai, va irgi čia tas pasakyti taip, kaip, va dabar tu norėk ten daryti vieną ar kitą dalyką, tai ignoruok. Aš, pavyzdžiui, šitoj vietoj tai tikrai labai mokausi iš savo sūnaus, žinai, nes jisai tikrai nuo visiškai mažiuko. Ten, kai būdavo pikti kažkoje komentarai, tai jisai, patys kalti. Tavrasi, ir, aš matau, kad tada, dar tais laikais sėdi vaikas ir jisai nuoširdžiai sako, patys kalti. O man viduje jau sukasi, nors ne apie mane, vadinkim, ar ne tas komentaras. Ta komentarą galima panaudoti ir į teigiamą pusę, bet taip. Labai dažnai apversti jį galima. Taip. Plius tai yra papildomas dėmesys, kažkas dabar socialinėse medijose kažkas pakomentavo, tavo automatiškai algoritmai kelia į viršų. Visiškai taip. Klausyk, o jeigu dar apie visokius tavo dalyvavimus, ar ne, tai esat kaip Urban Bee, turbūt ar ne, dalyvavę ir akceleratorių kažkokiam, nežinau kokiam, bet tik žinau, kad esat kažkaip neišbaigę iki galo. Aha. Tai va, dėl ko išėjot ir... Taip, dalyvavom akceleratoriuje ir pusę kelio pasitraukiam. Toliau bendradarbiaujam, tęsiam ryšius, ne tai, kad bendradarbiaujam, bet tiesiog palaikom ryšį, bendraujam su organizatoriais, bet tiesiog pamatėm gal, kad ta kelionė ne mum akceleratoriaus. Kodėl? Va čia įdomu labai, žinai. Mes matome, kad mes augame patys organiškai iš savęs ir tą idėją, kurią nešame,
tiesiog matėme, kad mes patys galime ją geriau išnešti ir to akceleratoriaus mes nebetėsim. Tiesiog matėm, kad daug laiko mums gaunasi eiti tuos žingsnius, ar ne? tą laiką panaudojus, kurį akceleratoriui eitume, mes greičiau kažką galėjome pasidaryti tuo metu, tam etape patys. Ja, tai aš supratau, tai jūsų, konkrečiai jūsų tipo ir jūsų stadijos startuoliui tada tinkamiausias yra tas akceleratorius, kuris yra tas vadinamas hands-on, tai kitaip tariant, kad individualiai pagal jūs yra pagal jūsų poreikį dėliojami konsultantai, mentoriai ir tiek, kiek jums reikia, o ne va dabar tokia savaitė, dabar tokia. Jo, nes mes aš jau tame etape buvau labai daug praėjęs ir aš jau tuos seminarus, ką pokalbius temas girdėjau, jau man vis daugumą dalykų girdėta buvo ir jau aš, jau tą praėjęs visą etapą jau buvau su savo verslu ir panašiai, tai iš tikrųjų tas, augimo etapas, iš tikrųjų, gal net ne akceleratorius domintų šiai dienai, bet apskritai tiesiog jau toks kaip įvedimas į kitas rinkas, pavyzdžiui. Taip, ar į papildomų investicijų pritraukimas ir panašiai, jau toks, jau kitas etapas yra, aš manau, nes mes pilnai veikiantis startuolis. Bet šiaip, iš tikrųjų, tai o niekada nesvarstei, kad tu dabar, kaip pats dalyvavai, vadinkim, ir užsimezgė tas santykis 5 metus besitęsiančius su UK tavo partneriu, ar ne, kad tu pats gali būti tas vadinamas priimantis verslininkas, iš tų rinkų, į kurias norėtum įeiti, į kurias, pavyzdžiui, Latvijoje jau esat pradėję, ar ne, daryti. Taip. Tai kad užsiauginti komandą tenai savo atstovus. Gal ir variantas, iš tikrųjų, jeigu kas nors kreiptųsi į mus, norėtų pabendrauti. Tai pradžiai mes tave turim priregistruoti, tada ieško tokių. Jo, tai Latvijoje šiai dienai mes jau kaip ir pradėję tą reikalą, bet tų šalių taip yra daugiau, bet kokiu atveju, tai jeigu tai būtų poreikis toks kažkam, kas nors ateitų, apraučintų, pasikalbėtume, kodėlgi ne, iš tikrųjų. Tai, nes čia labai didelė galimybė, žinai, yra ir iš tos, nes šiai dienai tu jau esi labai daug praėjęs, kaip iš ekspertinės netgi pusės, žinai, ir tų klaidų pridaręs. Tai va, tai tikrai aš irgi nenoriu sakyti, kad tie akceleratoriai yra labai gerai. Viskas tvarkoja, iš tikrųjų, ir žmonėm labai gerai. Nei tokio tipo jūs buvot pataikę. Taip. Tai va, o iš tikrųjų, šiai dienai jau jaučiasi tas bagažas didelis, reikia imti ir daryti, kaip sakant. Taip. O klausyk, o man visada labai įdomi tokia, žinai, kai būna fan situacijos. Tai žinau, kad esat dresiravę bitę reklamai, tai gali apskritai man dresiruoti bitę. Taip. Aš jau šiandien sužinojau, kad bitės stresuoja ir bitės būna piktos ir dėl to jos pato ateina ir man įkanda. Tai įgelia. Va šitą aš jau sužinojau. Tai dabar ir dar pasirodo, aš ją dresiruoti galiu. Galima, taip. Tai šiaip, jeigu pasižiūrėtum. Tai žodžiu, tie visi multikai, kur ten bitai deda rankšluostuką, jinai ten guli ir ten taip toliau, tai čia yra tiesa, realiai, ar ne? Tikriausiai, aš nematęs to multiko, kur rankšluostuką deda, bet turbūt. Tai iš tikrųjų buvo labai smagi patirtis. Čia būtent Londone, kai dirbau miesto bitynė, tai buvo gyvenimo patirtis, aš dar šiai dienai atsiminsiu iš tikrųjų. Tai ta įmonė, kur dirbau, juos užsakė, kad ar jie galėtų sudalyvauti su bitėm vienos pizzerijos, žymios rimtos pizzerijos reklamoje. Ir tada ta įmonė sutiko. Ir ten principas buvo toks, kad yra vienas toks menininkai tokie daro mini maisto produktus. Ir buvo tokios mini picytės, tikros mini picytės padarytos. Staliukas pastatytas, pikniko, kėdutė. Ir aš turėjau, mano buvo pareiga išdresiruoti tą bitę, kad jinai ateitų, atsisėstų ant tos kėdutės, atsisėstų prie to stalo ir suvalgytų tą, pradėtų valgyti tą picą. Ta prasme, kaip? Ir mes keitėm ten lokacijas, važiavom per skirtingas lokacijas, tai aš visą dieną vežiojausi tą bitelę savo rankoje
Ir aš ją visą, nei ten dėžutė įdėta, nei ką, jinai ant mano rankos keliavo visą dieną. Ir mes visą dieną keliavom su ta bitutė po tas visas lokacijas. Filmavom, fotkinom tas picytės mažas ir... Bet tai kaip tu, ta prasme, pasadini ir sakai sėdėk, o turi nuorodą tos reklamos? Aš pabandysiu atkapstyti. Nes galima būtų įdėti. Pabandysiu. Tai nes buvo per visą Didžiąją Britaniją ta reklama ėjo, tai... Tarsi tikrai... tai ją pasadini ant kėdutės. Kaip? Taip. Tai kaip ir šuniui, ar ne? Tai jinai pati atėjo, Zosė. O kaip Zosė adresuojat? Niekaip. Mes ją pasiėmėm iš prieglaudos ir jinai, tiesiog su mum būna. O kaip šuniukus dresuoja? Bet jinai labai klauso ir jinai labai gerutė. Tai va, bet yra ir neskanukai. Taip. Nu, tai ir bitė turi savo skanukų. Tai ateina pokalbis, tada bendrauji. Bet iš tikrųjų tai vyksta, gali suprast, kad atrodo, bitė ar ne yra vabzdys ir dauguma žmonių nepagalvos, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume bitės biologiją, tai jinai turi ir smegenis, jinai turi ir širdį, jinai turi kraują, jinai turi skrandį, net ne vieną, o 2 skrandžius turi. Turi visą biologiją, ar ne, ir turi visą organizmą. Tai jinai lygiai taip pat yra socialus vabzdys, jinai gyvena šeimoje ir jinai bendrauja, jinai kuria ryšį su to pačiu bitininku, su žmonėm, kas ateina prie avilio ir kaip jūs elgsitės prie to avilio, taip jinai atsakys jums. Jos, bitės, tai jų daug avilyje, tai jos galima tikrai išdresiruoti. Čia yra netgi tuo COVID laikotarpiu irgi buvo moksliniai tyrimai, kad bitės buvo išdresiruotos aptikti COVID-ą. Tai vat irgi, jo, tai čia yra ir internete, kaip išmokinta bitė pamujuoti ir panašiai, tai... Nu čia, tai palauk, sekantis etapas bičių dresuotojas. Užkalbėtojas, jo. Nu, va čia tai man tikrai... Užteks šiai dienai miesto bitininkystės, manau. Ambasadorius, advokatas ir kas tik tai nori. Nu, bet šiaip čia labai įdomu. Čia ateina tie dalykai iš nuoširdaus. Aš kartais pats nenoriu tų prisiimti kažkokių laurų. Ne, tai aš tau juos dabar dedu. Tai viskas gerai, tu tiesiog juos užsidėk. Ačiū labai, nes iš tikrųjų jie ateina iš natūraliai, iš to dalyko, ką darai, iš užsidegimo kalbam, ar ne. Pavyzdžiui, tave, Simona, tave žino kaip verslo tokia guru. Mes, aš atsimenu, su kuo čia kalbėjausi, su geru bičiuliu, kirpėju Eriku, ir jisai, pažįsti Simoną, taip, pažįstu, žinai, ir mes, pasikalbė ir čia... Ir tada jūs apipletkinot. Iš teigiamos pusės. Sakiau, tikrai drąsiai kreipkis. Tai va, tai iš esmės, kai tu gyveni kažkuom, augi ir tu ten gyveni tuo užsidegęs, daliniesi, tai viskas ateina. Tai ir, pavyzdžiui, iš tikrųjų buvo tos garbės, jau Europos žaliąją savaitę vykom, čia pernai metais, ir Europos žalioji savaitė kartu su Virgilijum Sinkevičium turėjom bendrą diskusiją apie visos Europos gamtos apdulkintojus ir tikrai tenai buvau aš visos gamtos apdulkintojų bičių tas ambasadoris. Klausyk, bet čia labai gerai galima šitą žodį išnaudoti komunikacijai, norint pritraukti jaunimą. Apdulkintoje. Tiesiog truputį kitaip pakreipti ir visi įdomiai klausys. Žodis gamtos. Iš tikrųjų. Ir kai kalbam apie bites, labai daug yra žodžių, kurie gal kitiem kažkaip gali nuskambėti, bet mes tų dogmų nesilaikom ir ten, jeigu čia pradėčiau bitininkystės seminarą vesti apie kaip motinėlė apsivaisina kartu su tranais, tai čia tada jūs išgirstumėt visą comedy show arba visą enciklopediją, kaip atlikti tam tikrus... Taip. Klausyk, Pauliau, kadangi jau žinau, kad laikas jau mūsų baiginėjasi, aš vis tiek dar noriu sugrįžti į pačioj pradžiai, kai tu paminėjai, kad iš bičių galima labai daug išmokti, o galėtum tada, nes vieną jau supratau, higiena.
Bet galėtum, dar taip truputėlį netgi apibendrinti, tai kokias pamokas iš bičių pasiėmė, vadinkim, savo vertybėms ir taip, kaip tu statai verslą, ar ne? Taip, kaip tu organizuoji visus procesus, ką išmokai būtent iš bičių perėmė, nes kaip supratau, tai čia nuo vaikystės. Jo, tai... 600 metų atgal bitės. Nu, ne 600, bet daug, tikrai. Kad geriau atrodytų. Tai iš bičių pirmiausiai, ką aš pats pasimokiau labai stipriai, tai yra atidumas ir kantrybė iš tikrųjų, problemų sprendimas irgi. Tai labai dažnai, ką mes padarome, sakykime, avilyje įvyksta kažkas, kokia problema ir reikia ją čia ir dabar išspręsti. Dažnai galim neturėti kažko ir kažkokio inventoriaus ir čia reikia spręsti situaciją labai greitai ir vietoj. Tai va problem solvingas ar ne, problemų sprendimas, kantrybė, tai yra, kad mes kažką padarom labai dažnai, bet bitės atspindi tuos mūsų žingsnius vėliau. Tai čia būtent labai ir atsispindi va toj planetos temoje visoje, kad mes kažką padarom dabar ir tada mūsų poveikis atsispindės tik vėliau. Tai va tas pats su bitėm, kažką mes padarysim ir tik tai vėliau suprasim, ar gerai padarėm. Ir šiaip iš bičių, ką galima labai, tai va šeimyninės tos vertybės tokios, kad, nu, sakykim, tikrai socialinės tos tokios, kad vieni už kitus. Tai jeigu ten avilyje yra 100 000 bičių, ar ne, ir jeigu vienai bitei kažkas nutiks, užpuls, jinai visa meduota parskris, ar jinai sulėgus bus, kitos bitės labai greit puls į pagalbą, partems, nulaižys ją, nuvalys ir tada pagelbės. Ir tada tai va dar ir tai tas labai komandoje atsispindi dalykai. Tada labai didelis dalykas bendrai apskritai yra darbas, būti darbščiam. Nu tikrai, žinokit, mes su komanda visada labai šitą matom. Ir aš negaliu ramiai sėdėti ant sofkės, žiūrėti kažką, tai ten grožėtis, ilsėtis, tinginiaut, kai mano mintise žinia ateina, kad mano šiuo metu visos bitutės ant stogų darbščiai dirba, o aš čia sėdžiu, ar ne? Ne, reikia eiti dirbti ir gelbėti jom, lengviau dirbti, kad jom tikrai nebūtų sunku dirbti ir nestresuotų. Tai vat darbštumas, bitė nuolatos nepavargsta, jinai dirba. Atostogos yra žiemą. Ai, tai kitaip tariant, sezonų dirba, o po to viena atostogos. Tai čia kaip Palangos verslininkai. Irgi šildosi pastoviai, kad nesušaltų. Tai va, tai kažką norėjai, mano klausimą. Aha, aš čia 200 dalykų jau norėjau klausti, bet kai kuriuos praleisiu. Man labai įdomu buvo, kai tu sakai, kad supuola visi gelbėti, na? Tai tada... Ar vis, jeigu 100 000, ar taip kaip žmonėse būna, ten yra kokios 3, žinai, motinas Teresės, kurios gelbėja visus ir visada, o kiti tai ten, nematau, kas vyksta. Tai avilyje yra viena motinėlė. Aha. Ir tada yra visas kitas yra bitės darbininkės ir dar yra tranų. Tranai tai vyriškoji. Tranai tai nieko nedaro jau. Jie juos peni, juos maitina, juos peni ir jų vienintelė pareiga yra apvaisinti motinėlę. Okay. Tai va, ir išrinktieji gauna šitą privilegiją. Tai pamokos iš motinėlių, kaip supratau. Tai motinėlė, jinai deda kiaušinėlius, bet va tos darbininkės yra tos darbštuolės, kurios viską dirba, rūpinasi, jos turi pareigas. Vienos yra valytojos, kitos yra seselės, kitos yra, kurios maistą parūpina, kitos sargybinės ir jos visos turi savo pareigas. Tai taip kaip didelis verslo organizacija, pastatas, kuriame yra įmonė ar ne organizacija ir jinai dirba. Versle irgi yra direktorius, yra darbuotojai, vadovai, yra tada vadovų pagalbininkai ir taip toliau, ar ne, eina visa, arba yra kažkokie dar akcininkai viršų ir panašiai. Tai čia kaip bitininkai įsivaizduokim, ar ne,
ir visas tas eina. Nu gerai, bet mane išgąsdino vienas kitas dalykas, dabar kai paminėjai, kad jos visą laiką dirba, nu tas 24/7, tai o laikas savo, nu nes žmogui, žinai, nu jis vis tiek yra svarbus tas balansas, aš tikrai turiu labai daug patirties 24/7 ir turiu ir pasiekmių iš 24/7, tai kažkaip, žinai, mane dabar truputėlį net gąsdina tas kitą kartą, kaip tik aš savo visada turiu priminti, žiūrėk, o tu, taip dar viskas sakei, kad tu kaifuoji nuo to, ką darai, bet o tu, nes visą laiką, žinai, dėl kitų, visą laiką išorę vadingiau. Tai va, tai ar bitės turi to laiko savo, kad jos savimi kažkiek pasirūpina, ar jau iš jų tik darbo pusę galima išmokti? Tai čia yra, turbūt tavat mintį, turbūt dauguma irgi pritartų, kad dauguma, kas verslą daro nuoširdžiai, tai dažniausiai ir esam toj rizikos vietoj, kur mes laiko savo galim neturėti. Tai bitės kaip, nu jos pastoviai dirba, bet jos tą darbą mato kaip laiką savo iš esmės. Jeigu žiūrėtume, jos nedirba dėl to, kad jos mėgaujasi tuo. Tai jų yra, jos nedirba dėl to, kad kažkas joms ar ne sumokės algą, ar kažkas tai... Tai va bingo, va čia va yra. Jos dirba dėl malonumo, dėl džiaugsmo. Taip, kad ir išgyventų, bet joms tas darbas... Aš bent jau bandau nuoširdžiai tikėti, kad jom patinka tas darbas. O man, kaip dabar rezonuoja iš to, žinai, ką pasakai, kad jos tiesiog gyvena. Gyvena, taip. Jos tiesiog gyvena, jos, nu va, mėgaujasi gamta, jos ten ieško, tai gali, žinai, net ir su gamificationu, kad, o, čia sušokau šokį, lėkiam ten, žinai, dabar darom tą. Taip, tai jų gyvenimas ir jos... Gyvenimo būdas, realiai. Ir čia mes galim pasimokyti, kad tas gyvenimo būdas, ar ne, turi būti ir mūsų toksai, kad mes nuoširdžiai dirbtume ir darytume, kad tai nebūtų, kad kažką pasiekt, kažkokie užslėpti tikslai ar dar kažką. Čia taip gal energetiškai nuskambės kažkam, ezoteriškai, bet visata, ar ne, energija. Jeigu mes darysime nuoširdžiai, kad būtų kažkam geriau ir mūsų verslas ar veikla negriaus, o kaip tik kurs gausą aplinkiniams ir visiems, tai tada ir pritrauksim patys natūraliai tą gausą. Bet žinai, kai darai kitam, tai darai ir savo, realiai. Jeigu tą darai nuoširdžiai, va tą labai tu irgi gražiai pasakei. Prisitraukia ta gausa pati, ateina, nereikia nieko daryti, ateina nuoširdžiai dalykai. Taip. Nu šita gražia gaida ir baikim, manau, mūsų šiandienos pokalbį, bet Pauliau, aš tikrai dar norėsiu su tavim pakalbėti ir šiandien, ir kitą kartą. Gerai, ačiū labai, iš tikrųjų. Ir be galo džiaugiuosi, kad sutikai, kad atėjai, labai džiaugiuosi, kad vidury nakties man bumtelėjo mintis kažkada, kad, taigi Urban Bee. Tai va, tai labai smagu. Ačiū labai. Ačiū tau, ačiū visiems, kas žiūrėjot ir iki susitikimo kitą kartą. Ate. Iki.